Vyras? Moteris. Vyras? Kas? Kas? Aš? Jūs vyras? Jo, buvau iki šiol. Kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Įsivaizduoju, abu kartu. Abu kartu, manau. Abu kartu. Taip. Taip, nes tada, jeigu nebūtų jų abiejų, nebūtų vištų. Kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Gal višta, tai jinai yra pradas žmonių. Nu, nesąmonė. Pirmas atsirado kiaušinis. Kiaušinis? Nu, o kiaušiniai pas ką? Pas gaidį. ne Reiškia pas- gaidys pirmas. Nu gerai, gaidys. Bet tai Adomas buvo pirmas. Adomas ir po to iš Adomo atsirado višta. O iš kur gaidys atsirado? Iš kiaušinio? Iš kito gaidžio kiaušinio. Tai tikriausiai. Kas atsirado anksčiau, vyras ar gaidys? Moteris. Tai jinai yra pradas žmonių. Nu, nežinau. Kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Noriu skaityti. O ne, man galvas kalba. Kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Gaidys. Dainuoja geriau. Kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Jeigu paklausia, man Kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Pagal mane viščiukas. Aišku, ir taip aišku, kad višta, čia logiškai galvoju. Gal jūs žinote, kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Manau, kiaušinis. Kiaušinis atsirado, žinai, iš kiaušidžių vėžio. Что было раньше, курица или яйцо? Раньше все было. Kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Nesakysi geriau. Tu į save parodė, aš višta, sakei. Aš taip nesakiau. Kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Kiaušinis. Kiaušinis. Teisingai, kiaušinis. Tai reiškia gaidys. Ne, reiškia kiaušinis. Kiaušinis. O kiaušiniai pas ką? Kiaušiniai. Kas atsirado anksčiau, višta ar gaidys? Čia net neatsakytas klausimas, man atrodo. Nežinau, sunku sakyti. Gaidys gali būti. Kiaušinis. O kiaušiniai pas ką yra? Pas vištą aš pavyzdžiui? Daug kiaušiniai. Tai visi, kas turi kiaušinius, atsirado anksčiau. Ne, čia tas vienas iš to žinių klausimų. Tas, kur mes nežinom kito Mes ranko. žinosim turbūt. O ko vyrams reikia? O vyrams reikia nežinau. Moterų pinigų. Nu, nesąmonė. O mums kam pinigai, kad gražios būtume. Kaip atskirti vištą nuo gaidžio? Nežinau. Tu žinau, kad gaidys suskiauti. Su pieniu? O gerai viskas. Gerai, galim pajuokavom, tiek to jau. O ne, man galvas kalba.